Labas vakaras. Labas vakaras su Velykom. Tuos, kurie piešia dabar ir su tuo, kad kiekviena diena yra šventė, tuos, kurie pieš tą dieną, kuri jau nebus Velykos. Nes kaip tik apie tai šiandien mes ir susitikom kalbėti apie gyvenimo šventę, apie laimę. Labas Aušra. O man dabar yra šventė, kad pavyko prisijungti. Pasakysiu atvirai, kad jungiausi virpančia širdim, nes paskutinis mano bandymas išeiti piešti buvo nesėkmingas. Tiesiog Zoomas manęs neįsileido ir taip nutiko pirmą kartą per mano visą piešimo gyvai praktiką. Ir vadinasi, kaip veikia žmogaus organizmas visas, ar ne? Yra daugybė sėkmingų atvejų. Vienas tik tai, kada iškilo kliūtis ir jungdamasi dėl to vieno pamirštu visus sėkminguosius ir iš karto koncentruojasi į tą, kad ar pasijungs, ar pasileis ir pati save gaudau ir pati iš savęs juokiuosi šiek tiek. Bet iš tikrųjų galvoju, kaip visa tai yra susiję su tema, su nuostabia tema, kurią pasirinkau mūsų balandžio mėnesio kelioniai. Kažkas iš jūsų toje kelionėje lieka, kažkas išeina, bet tiesiog, kadangi mūsų tas klubo pokytis, kad perkeliam apsisprendimą dėl narystės į mėnesio pradžią sutapo su šventėm, tai iš tikrųjų dalis žmonių tiesiog ar tai nespėjo, ar pamiršo, buvo su šeimom. Tai šiandien mes dar piešiam visi ir tai yra balandžio 1, kada meluoti nesinori, bet juokauti yra smagu. Tai va šiandien tiesiog pradedam temą, kuri vadinasi pašaukimas. Pašaukimas, kartais žmonės sako paskirtis, kartais žmonės sako gyvenimo prasmės paieškos ir tai labai sunkiai sutelpa į vieną žodį. Tam mums prireiks mėnesio, o aš manau, kad užtektų ką kalbėti ir metus, ir daugiau, nes tai tikrai yra viena vertus labai paprasta ir atsakoma vienu žodžiu, tai yra tikėjimas, kuris absoliučiai visus klausimus atsako. Kita vertus, kadangi mes esame išmokę ir linkę labai sudėtingai į viską žiūrėti, mums prireiktų labai daug žodžių, o mūsų atveju labai daug neurolinijų, tam, kad mes galėtumėm išrišti šitą Gordijaus mazgą. Bet aš tikiu, kad mums tai pavyks. Ir ne vieną kartą, ir šiandien, ir po savaitės, ir dar po savaitės, ir visą laiką, kiek mes kalbėsim ir mes bendrausim, todėl kad kiekvienas mūsų krustelėjimas link sąmoningumo, kiekvienas mūsų krustelėjimas link atsakomybės, jis yra jau gyvenimo prasmė. Iš tikrųjų, to yra kartais gana tam, kad mes būtumėm čia. Svarbiausia, nenuvertinti viso to, kas yra. Labas vakaras Danutė, labas vakaras Skirmantė, labas Julija, labas Alma. Tai va, šios dienos tema yra laimė. Ir aš dar tai parašiau laimė ir kiti mano talentai. Parašiau laimė ir kiti mano talentai, todėl kad tikrai taip manau, kad tai yra talentas jaustis laimingu. Štai šventės buvo, ar ne? Ir mes dalinomės akimirkomis iš savo šeimų susitikimų, mes dalinomės savo nuostabiais stalais, nuostabiais margučiais, nuostabia gamta ir visa tai tiesiog vibravo, atrodo, iš kiekvieno pikselio
trykšta laimė. Ir čia pat mes visi žinom, kaip toje visuotinėje laimės šviesoje išryškėja nelaimingumo šešėliai. Kaip ten išryškėja jausmas, koks aš vienas, koks aš nesuprastas, kokie yra jie ir koks esu aš. Ir kaip tie visi dalykai, jie sutirštėja iki klijų, per kuriuos nepaplauksi, kurie tave stabdo, tave rakina. Kiek ten išsišvietė dalykų, aš vienas tempiu visą giminę, aš ten laikau 4 namų kampus. Kiek ten atsidengia tokių atodangų, bet kada labai blyksnis tas šviesos stiprus, tie visi šešėliai, jie išlenda į paviršių ir mes apie juos nekalbam. Apie juos nekalbam ir aš nesakau, kad apie juos reikia kalbėti. Aš tiesiog sakau, kad aš apie juos žinau, aš juos matau savy. Aš juos matau savo, vat jau dabar įvardinau, ar ne, kad man užtenka vieno nesėkmingo karto, kad jis taptų šaukštų deguto. Arba kitas pavyzdys, šiandien ryte aš paskelbiau, kad mes einam piešti, ar ne, aš atsikėliau visą tokią pakylėtą ir jau po to, kai paskelbiau, aš staiga sužinau, kad ten, kur aš dirbu, dabar šiuo metu aš esu supervizorė Pavlo Piskoriovo institute, taigi ten pravoslavai, pas juos šiandien tiesiog pirmadienis ir man darbo diena. Ir taip nebus, kaip aš norėjau. Aš nesėdėsiu po pušim, aš nesimėgausiu nuostabia diena, aš eisiu ir dirbsiu ir vakare aš vėl eisiu ir dirbsiu. O Dieve, kaip mane tai priplojo. Ir kiek man reikėjo kasti, kad aš prisiminčiau tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, prieš metus žinojimas, kad aš dirbsiu supervizorė institute, tada, kada aš dar iš viso net nesvajojau, kad aš ten studijuosiu, kad aš dirbsiu supervizorė institute, man būtų atrodžiusi didžiausia laimė. O šiandien, vat, kokia yra įdomi žmogaus prigimtis, ar ne? Aš čia pat jau nebevertinu to, kas visai neseniai man buvo laimė ir netgi laimė svajonėse, tokia sunkiai pasiekiama laimė. Jinai šiandien staiga tampa mano, nepasakysi nelaimę, bet jinai man apkartino džiaugsmą. Tai ką aš noriu to pasakyti? Aš noriu to pasakyti, kad viskas labai priklauso nuo požiūrio. Kaip aš žiūrėsiu į tai, kad aš dirbu ar nedirbu, kaip aš žiūrėsiu į tai, švenčiu aš ar nešvenčiu, kaip aš žiūrėsiu, ar aš vienas, ar aš ne vienas. Visi tie dalykai, jie turi labai daug briaunų. Ir mūsų iš tikrųjų, grįžtant prie paskirties šito žemėje, užduotis yra tas briaunas visas priimti. Ir vėl grįžti prie to, apie ką mes praktiškai per kiekvieną piešimą kalbam. Kad žmogui yra sunku, sielai sunku yra įsikūnyti žemėje, todėl kad jinai yra labai labai didelė, jinai yra begalinė ir jinai turi tą laimę. Nebūdama žmogaus kūne, jinai tą laimę turi. O kada jinai atsiranda mažam žmogaus kūne, jinai staiga tampa apribota, jinai staiga nebeturi niekur prieigos ir jai reikia, bet tam gyvenime, jai tą laimę reikia rasti. Ir štai jinai paskirtis. Ir kada mes pradedam tos laimės kiekvienoj savo akimirkoj ieškoti, tai yra tiesiog apžiūrėti ją iš visų pusių ir pripažinti, kad vat kaip mano atveju, ar ne, kad dar visai neseniai tai, kas šiandien man buvo šokas, kaip tai aš dirbsiu, kaip tai. Prieš metus man buvo svajonė. Kaip tą balansą atrasti. Bet aš jums dabar tiesiog noriu parodyti tos dalykus praktiškai, tai yra per algoritmą. Prisiminsim, dėl ko mylim mes neurografiką. Mylim mes ją todėl, kad jinai mums per mūsų rankas, tai yra mūsų taktilinį lytėjimą, per mūsų rankų kūrybą, per mūsų regėjimą, per mūsų regą, kuri perduoda informaciją neuronams,
kuriasi veidrodiniai neuronai per kūrybą, per estetiką. Mes galime tas prasmes, kurias mes kūrėme lape, tiesiog daug paprasčiau pasiimti. Tai kad žmonės daro tūkstantmečiais, bet sakykime, tai, ką jie daro ilgose gydymo kursuose su psichologais, psichiatrais, psichologijos studijose. Neurografika mums duoda daug greičiau ir ypač tai duoda tie gamtiniai algoritmai, kuriuos aš noriu jums atnešti šį mėnesį, būtent todėl, kad visi garsiausi kanalai sako, balandis ugnies mėnuo. Balandis yra ugninės energijos mėnuo. Ir tą ugninę energiją mūsų kūnai gali pasisavinti gamtoje. Tai va, mes susijungiam su visu tuo ir išeinam į gamtinius algoritmus. Šios dienos algoritmas negamtinis, šios dienos algoritmas socialinis, kadangi laimė kaip jausmas yra socialinė konstanta. Tai yra pastovus dydis, nuo kurio priklauso kitos socialinės konstantos, tokios kaip finansai, valdžia, populiarumas, dar kažkas tai, bet jinai yra centrinė. Tai va, mes dabar į ją ir eisim ir tiesiog išmoksim algoritmą, kurį aš jums rekomenduoju vėliau tiesiog pritaikyti bet kuriai kitai temai. Tiesiog mes pradėsime nuo paties pagrindinio dalyko. Tai yra nuo laimės. Mes ją ir pamatuosim, ir auginsim, ir mėnesį paplanuosim šiandien. Vienu žodžiu, padarysim labai daug įdomių ir gerų dalykų. Dabar aš jungiuosi į lapą ir kviečiu jūs 2 minutes parašyti tema, kurią siūlyčiau taip ir palikti, laimė. Ir parašyti siūlyčiau kitokiu būdu, negu mes rašome visada. Jeigu jūs norite rašyti kaip visada, aš čia esu užsirašiusi Emanuelio Dagerio citatą, kur šiandien tiesiog perskaičiau ir aš jums būtinai išversiu ir įkelsiu. Citata skamba taip. Vienintelis dalykas, ko reikia, čia jis rašo apie balandį, pastebėti galimybės, vidinius impulsus, išorinius ženklus, kviečiančius švelniems, įkvėptiems veiksmams, kurie išves jūs į aukštesnį lygmenį. Tai čia gabaliukas, tik tai, kurį aš išversiu, o parašyti siūlyčiau, pavyzdžiui, kadangi mūsų tema yra laimė, ne? Laimė. Toks yra būdas paleisti žodžių srautą. Mes paprastai rašydavom tiesiog žodžius, o jūs pabandykite, nemąstydami rašyti, o kaip aš jaučiuosi dabar, kokio dydžio laimė mano dabar yra, dėl ko aš dabar laimingas, dėl ko nelaimingas, šią akimirką, išjausti šį savo momentą ir pačiam savo užsirašyti, kągi aš dabar jaučiu laimės temai. Laimingas, nelaimingas, trūksta per daug, gerai, negerai, kiek ten manyje visko yra, 2 minutes parašom, gerai, aktyvuojam temą, laimė. Kaip aš dabar jaučiuosi? 3-4, rašom. Jeigu ateina norai, irgi rašykit. Tiesiog rašykit, gerai?
Stop. Pabandykim pasižiūrėti į tą tekstą ir tiesiog parankioti, greičiausiai vis dėlto kažkokie tai dalykai esminiai jame pasirodė. Tokius rašymus galite daryti, tai yra tiesiog maždaug nuo 2-3 sakinio pradeda ten atsiskleisti labai įdomus dalykai. Ir tarkim, apie laimę, tai dabar aš jausčiausi visai kitaip, jeigu aš neturėčiau savo užrašų to laiko, kada laimė apskritai buvo kategorija, kuri mano gyvenime neegzistuoja. Nes tie dalykai labai užsimiršta, o pačiam savo pamatyti, per kokius brūzgynus tu ėjai, visada yra verta. Tai kad ir šiandien aš, pavyzdžiui, matau, kad man šiandien iš tikrųjų ryškėja abejonės savimi labai smarkiai. Va tas, ar tikrai tai, ką aš kalbu, aš darau pati, jeigu aš taip galiu lengvai iškristi iš laimės būsenos ir resurso būsenos. Va. Rašau, kad laiko kūrybai man labai trūksta. Tai va, aš kažkokiu tai tokiu randu visai su laime man nesiasocijuojančių dalykų, bet tai buvo mano rašymas, tai buvo mano būsenos, štai va toks įsižodinimas savo. Ir kodėl to reikėjo? To reikėjo tam, kad aš tikrai pajausčiau, kaip aš dabar jaučiuosi, kokia aš esu dabar. Sako, jeigu žmogus visą laiką jaustųsi laimingas, tai reikėtų pasirūpinti savo psichiką. Mes truputėlį kitą žinom versiją šiandien aptariam, ar ne, kad mes turim tą laimę, mums tiesiog reikia tą savo talentą savyje atrasti. Tai mes dabar pabandysime tai daryti ir išmoksime vieną gerą būdą. Pirmiausia, nusibrėžkim vertikalią liniją kairėje pusėje. Plonu markeriuku, todėl kad tai yra pagalbinės linijos, tai nebus mūsų piešinys, bet jos mums yra vertingos. Ir vieną liniją nusibrėžkime horizontaliai. Va. Ir štai, galim pažymėti, kad ten, kur susikerta šitos dvi linijos, yra mūsų ši diena, tai yra balandžio 1. Šiam piešime kairiai esanti vertikali linija reiškia laiką. Tai yra mes galime apibrėžti, kadangi mes dabar modeliuosime savo laimės būseną, mes modeliuosime savo laimės konstantą socialinėme gyvenime, ten, kur mes esam, tai, ką mes darom. Mes kiekvienas galim pasirinkti laiką. Aš renkuosi 1 mėnesį, kadangi tai yra 1 balandžio mėnesio klubo susitikimas, tiesiog aš šitaip ir pasižymėsiu, kad tai yra, čia yra 8 diena, 15, 22 ir 29. Sakykim, 1 mėnuo, 4 savaitės. Aš tom 4 savaitėm noriu susimodeliuoti savo būseną. Va čia yra mūsų 4 savaičių laukas, mes jį kaip visada pasišildom delnus. Pažiūrėkit, koks jūsų energijos kiekis dabar, tiesiog pajauskit, mano labai labai šaltos rankos. Tai byloja, kad pakankamai yra patrikęs nuo sėdėjimo, nuo menko judėjimo šiandien. Aš galiu patrinti rankas, pakvepuoti ir jums tą patį siūlau padaryti. Iškvėpti į žemę kažkokius perteklinius dalykus, kaip visada, ar ne, susitelkiam. Ir tada brėžiam dar vieną liniją per maždaug centrą. Šitą liniją aš suprantu, kad patogiau būtų brėžti iš viršaus į apačią, bet šiandien aš kviečiu viską daryti iš apačios į viršų, todėl kad mes auginsim. Mes šį mėnesį auginsim. Labai yra įdomus dalykas, kad mes šiais metais, tarkim, nuo sausio mėnesio jūs turbūt fiksavot, kad aš nuolat sakiau, kad mes vis sodinam ir sodinam, sodinam ir sodinam. Ir jau kaip tos voverės, kurios paslėpia kažkur tai riešutus, pamiršom, kur juos paslėpia, ir labai nustepsim, kada jie staiga sudygs. Tai va tas balandis, jisai
turėtų būti sudygimo laikas. Ir dėl to mes kaip tik tai tų augančių algoritmų piešime daug. Tai va, iš apačios į viršų aš nupiešiu irgi neryškę ašį, ant kurios modeliuosiu savo laimę šiandieną. Va. Kaip jums pavyko? Tikiuosi, kad jūs nepamiršote vandens. Aktualu, džiovina, kaitina. Pasiklausom, kaip mūsų kūnas jaučiasi. Pasiklausom, kaip mūsų pėdos, mūsų blauzdos, mūsų šlaunis. Ar mes patogiai sėdim, kaip mūsų nugara. Ar netempia, ar neįsitempia pečiai. Ar rankos patogiai padėtos, kaip širdelė plaka, kaip plaučiai. Savo būseną jau išrašėm, ar ne žodžiais pasižiūrim, kaip ten buvo. Kodėl to reikia? To reikia todėl, kad dabar mes turėsim tą savo laimės būseną nusipiešti. Turėsim nusipiešti laimės būseną, kaip mes mokam pasiduodami rankos vedimui. Jinai be abejo, kad turėtų būti apvali. Aš dabar staiga bevedžiodama supratau, kad mano galbūt nori būti Velykų proga kiaušinukas, bet kokia jinai bus dydžio, pabandykim. Aš jaučiu, kad mano jinai maždaug tokia yra, iš karto paneurografuoju, kiaušinukas neišėjo, bet aš kiaušinuko noriu vis tiek. Aš jau ją taip paimsiu ir padarysiu vis dėlto, kiaušinuko. Kiaušinuku. Šiaip tai apskritimas, žiūrėkit, kaip jums norisi, ar ne? Kažkaip tai toks vis dėlto dar Velykų skonį norisi išlaikyti. Na ir prisimindami, tarkime, tai, ką mes rašėm, tai, apie ką mes galvojam, kokia jinai bebūtų dydžio ta laimė. Šią akimirką, kokia jinai yra, tai galim tiesiog linijomis išsivesti savo, kas toje laimėje yra. Mano laimėje yra santykiai su, dabar pasimsiu storesnį markerį, santykiai su žmonėm, kur šiandien mane aplankė ir vakar, ir šiandien mane aplankė mano mylimi žmonės. Tai tikrai yra mano laimės dalis ir aš įpiešiu čia tą liniją. Tai, kad aš galėjau visus vaišinti ir priimti namuose, tai mano namai yra mano laimės dalis, yra nuostabus mano namai. Kas dar yra mano laimės dalis? Gausa, galėjimas dalintis, ar ne, ta stalo gausa, jinai irgi yra mano laimės dalis. Mano laimės dalis yra pavasaris, yra tas puikus, begaliniai puikus, nuostabus oras, kuris buvo vakar ir šiandien, jis yra mano laimės dalis. Neurografika, mano piešimas su jumis yra mano didelė laimės dalis. Aš ir ją nusivedu. Stebėkit, kaip jaučiatės, stebėkit, kaip ateina atodūsiai, kaip kuri linija praeina. Tas pats darbas, apie kurį aš čia jums pasakojau, bet kada aš jau suvokiau, kad aš jį turiu, kad aš turiu tą pasitikėjimą, perduoti savo žinias kitiem, jisai yra mano laimės dalis. Staiga atėjo suvokimas, kad labai didelė laimės dalis mano yra technologijos, internetas, tai kad aš galiu bendrauti su žmonėmis, kurie yra toli, kad aš galiu su savo vaikais susisiekti, man tai labai daug laimės teikia, kad jie, būdami toli, gali su manimi bendrauti. Aš dabar visiškai impulsyviai šią akimirką, kas man teikia džiaugsmą, galų galia tai, kad aš galėjau prisijungti, susijungti su jumis klubas. Net kiekvienas žmogus, kuris parašo, aš lieku klube, jisai padidina mano laimę. Man tai yra daugeliu atžvilgių laimė. Viena, tai yra
suvokimas, kad aš galiu skirti kūrybai laiko, nes aš turiu kažkokią tai jūsų pasitikėjimo kainą įmokėtą, ar ne, kuri man suteikia galimybę kurti su jumis kartu. Kitas dalykas tai yra patvirtinimas, kad tai, ką aš darau, tai, kuo aš dalinuosi, jums reikalinga ir tai mane daro laimingą. Tai va tas dalykas irgi čia yra. Paskui galima jų įpiešti daugiau ir tikrai įsipieš, matot, aš iš karto apvalinu, nes man taip labai norisi, jūs galite pajausti, kaip jums norisi. Nu, va toks va kiaušinukas. Sekantis žingsnis šitoje kompozicijoje būtų tai, su kuo mes lyginam savo dabartinį jausmą. Tai yra, jeigu mes neturėtumėm kažkokios tai laimės patirties, mes negalėtumėm pasakyti, mūsų laimė dabar, pavyzdžiui, va tas apskritimas, jis yra didelis ar mažas. Su kuo mes palyginsim? Jeigu aš pieščiau savo vakar dienos laimę, jinai turbūt būtų be galo didelė, ar ne? Nes tai buvo tikrai emocionaliai labai pilna. Jeigu aš pieščiau savo šios dienos laimę iki mūsų susitikimo ir tuo momentu, kai aš suvokiau, ar ne, kad mano planai absoliučiai keičiasi, jinai galbūt būtų tokia. Jeigu aš pieščiau savo sunkųjį, patį sunkiausią tą periodą prieš aušrą, kada aš skendau siaubingoj depresijoje, tai jinai iš vis būtų, jos nebūtų čia. Bet irgi tai būtų grūdelis, su kuriuo mano šios dienos laimė yra begaliniai didelė. Ne, tai va čia vėl tiesiog paklausti savęs, o šiuo momentu aš su kuo lyginu tą savo didelę arba nedidelę laimę, kada piešiu. Va čia akimirka. Šią akimirką aš galvoju, kad vis dėlto, kad ir su vakar diena, kada iš tikrųjų tai buvo dėkingumas begalinis ir apskritai, jeigu taip vat ant šios dienos aukštumėlės, ant šios dienos aš atsisuku į savo gyvenimą, aš jį vertinu kaip labai laimingą. Aš jį vertinu kaip labai laimingą ir tą patirtį priimu. Vadinasi, žinau, kad iš čia tikrai į mano šios dienos laimę va taip pat atėjo mano patirtis, mano pamokos, jos atėjo iš tos laimės, kurią aš gyvenime patyriau. Gal kažkas vaikystės laimę norės nusipiešti studijų laikų, mažų vaikų, santykių pradžios, kada mes ją patyrėm ir kokia jinai jum nusipieš, jinai gali būti visokia. Nėra tam taisyklės. Tiesiog išjauskim, kaip ta mūsų, ką mes matom šiandien atsisukę atgal, kokia jinai yra toji laimė. Galit man pasakyti, jeigu turite kažkokių tai klausimų, bet šiaip tai yra labai geras piešimas, todėl kad mes realiai tai tyrinėjam. Ir jisai visą laiką, kol mes piešime, keisis. Jisai visą laiką keisis. Piešdami šitą piešimą mes labai gerai prisimenam neurografinės linijos svarbą ir apibrėžimą. Tai, kad jinai nei vienam savo kelio etape, nei vienoj atkarpoj nėra panaši į save, ar ne? Ir kad jinai, niekada mes nežinome, kur jinai mus nuves. Tai yra jos nenuspėjamumas, kaip tik tai kalba ir apie laimę, ir apie gyvenimą, be abejo, yra ir apie neuroliniją. Tai šiandien mes tiesiog labai gerai prisimenam, kad jinai nėra šabloniška, kad jinai nėra bangelė, kad jinai yra ta upė, kuri visą laiką keičiasi. Tiek vanduo joje, tiek jos vaga, jos srovė, jinai yra tokia veržli ir nenuspėjama. Tai štai, dabar galim padaryti tokį dalyką, kas nenori, gali nedaryti, aš padarysiu. Tai yra, aš pažymėsiu visgi savo kažkokius etapus. Jeigu jūs piešiate kažkokį ilgesnį etapą arba trumpesnį etapą, jį vis tiek galima padalinti. Kadangi mes kalbam apie
laiką šiuo atveju kažkokį tai, kuriame mes netgi galim paskui pamatuoti. O kasgi įvyko? Nes tikrai šis mėnuo žada visokių mums pokyčių, mums yra pakankamai įdomu. Mes, kadangi piešime čia, atsiras įvykių grandinė mūsų šitam laimės konstantoje, tai mes galėsime tiesiog atsekti maždaug, kurioje vietoje pasąmonė mums kalba apie tas galimybės, kur ten Dageris mums sakė, ar ne, kad vienintelis mūsų uždavinys balandį - stebėti galimybės, vidinius impulsus ir išorinius ženklus. Tai mes šiandieną tiesiog, ačiū labai jam už tai, kad šiandien kaip tik atsirado ta prognozė ir mes turim tą frazę, nes mes kaip tik tai ir darysimės. Mes juos pamatysime jau dabar, o paskui mums beliks tik tai juos atpažinti ir sakyti, o, taigi jisai čia buvo. Dabar, ką mes darysim toliau? Dabar mes galim įsivaizduoti, vėlgi imam tą neurografinę liniją iš apačios. Aš dabar vėl imu, galiu neimti ploną, galiu imti storesnę. Ir iš apačios per liniją, kuri ateina iš praeities, aš padarysiu, o kaip atrodo, va dabar, kokia yra mano laimės apimtis, jeigu aš ją pasižymiu iš to taško, kuriame aš esu dabar. Tai yra va taip. Man atsiranda vaizdinys tokių karklų šakelių, kurias mes merkiame ant Velykų stalo. Žinot, vat, pabandykit ir jūs pagalvot, koks vaizdinys atsiranda jums. Štai tokio vat yra pločio. Tai yra mano erdvė visatos tik tai lape, o aš tai visatos erdvę savo gyvenime turiu gerokai didesnę ir aš matau štai va tokį vaizdą. Ir klausiu savęs, ar man to gana? Ar man užtenka to, ką aš matau, jeigu tai netgi yra siauriau už tai, ką aš jaučiau vakar? Ir aš pati savo iš karto atsakau, kad ne. Padėkoju Pavlui Piskariovui ir neurografikai ir pradedu modeliuoti. Aš savęs klausiu, kiek aš norėčiau. Ir bandau, tyrinėju erdvę, neurografinę liniją. Kokio pločio laimės aš norėčiau? Atkreipkite dėmesį, kad linijas mes šį kartą labai tikslingai vedame iš apačios į viršų. Vedame iš apačios į viršų, nes autorius šito algoritmo Pavlas Piskariovas sako, taip sako apie visus augančius algoritmus, tai yra medis, ką mes žinom ar ne, tai yra šamano lietus, su kuo aš jūs supažindinsiu, kad būtent vedimas linijos neurografinės iš apačios į viršų suteikia jai momentinio, akimirksninio materializavimosi, kaip čia man dabar visi žodžiai susivėlė. Žaibiškos materializacijos efektą. Vadinasi, mes tai darome iš karto, akimirksniu čia ir dabar. Mes iš tikrųjų išplečiame savo laimės lauką. Dar kartą pasižiūrim, gana mums. Ar mes norime dar? Aš galvoju, kad aš vis dėlto noriu dar. Kas piešia seniau, kas buvo kursuose, tas žino, kad pavyzdžiui, mes galėtumėm labai drąsiai po mėnesio arba netgi anksčiau paklijuoti ant didelio lapo, ar ne čia jau nusipiešti kitą savo laimės būseną ir jį plėsti iki begalybės. Ne? Na ką, pabandau dar trupučiuką. Dar trupučiuką plečiu. Va. Štai. Dabar aš jau turiu lauką, kuris yra platesnis už tai, kas buvo, tai, ko aš noriu. Aš noriu eiti pirmin, aš noriu plėstis, aš noriu galėti daugiau. Dabar, vesdama tas linijas, aš galiu visiškai drąsiai pagalvoti apie dalykus, kurie tą mano laimę galbūt sudaro. Ar man atrodo, kad kai aš turiu pinigų, daug ir pakankamai, aš jaučiuosi laiminga? Taip, man taip atrodo. Tai yra sudėtinė dalis. Taip, tai yra sudėtinė dalis. Ar kai aš jaučiuosi sveika, aš jaučiuosi laiminga? Taip. Ar kai aš gerai sutariu su žmonėm, kai mane palaiko,
kai mane giria, aš jaučiuosi laiminga, taip. Ir vat šitos dalykus aš vesdama tiesiog galiu savo apgalvoti, kas man suteikia galimybę pasijausti laimingą iš išorinių faktorių. Labai įdomus dalykas yra, kada sako, kuo žmogus skiriasi nuo Pavlovo šuns. Žmogus lygiai taip pat susieja savo laimę. Jeigu žmogus nesąmoningas, jisai susieja savo laimę su įvykiais. Pavyzdžiui, ar ne, aš pasižiūriu į piniginę, matau ten pinigus, pasijaučiu laimingai ir sakau, o, turėti pinigų yra laimė. Bet kada aš esu sąmoningas žmogus, aš jau suvokiu, kad pinigai atsiranda piniginėje tada, kada aš turiu laimę. Ir kad tą laimę aš turiu ne nuo to momento, kada aš kažką pamačiau, o nuo iš ten toli, toli, netgi ne iš to apskritimo, o iš kažkur kitur. Čia mes prisimenam dar vieną neurografikos taisyklę, kad linija, jinai ties lapo kraštu nesibaigia, kad lapas neturi ribų, kad mes čia tik tai tiek, kad tą vat gabaliuką savo apsišviečiam dėmesiu savo, ar ne, o jinai yra beribė. Ta erdvė, kurioje mes dabar skleidžiame šitas linijas, jinai yra beribė. Vadinasi, mes ir tą laimę pasiimam iš tų savęs, kurie labai gerai žino, kad mes tą laimę turime savo nedalomą ir amžiną. Bet projektuoti savo įvykius, kurie leidžia mums pasijausti tuo momentu, pafiksuoti laimės būseną, mes galime čia per linijas įsipiešti. Kažkoks tai laukia jūsų galbūt įvykis, kuris jūs pradžiugintų, ar ne, susitikimas. Įpieškite ir jį. Kažkas tai galit pažvelgti į savo žodžius, kuriuos rašėm prieš tai. Aš ten rašiau laiko kūrybai. Aš tiesiog iš tikrųjų taip noriu piešti. Tai yra kažkas tai fantastiškai nuostabaus. Tiesiog piešti. Vat, ir aš tai būtinai savo čia įsipiešiu. Aš jaučiuosi labai laiminga, kai aš piešiu. Vakar taip juokiausi iš mūsų su mama, iš to tokio žvilgsnio, kada visi išėjo, mes sakom, kaip buvo gera, kaip buvo nuostabu. Ir tada tokia pauzė viena į kitą. Kiekviena už savo pieštuko ir į savo lapus su tokiu ilgesiu mes visą dieną džiaugiamės ir visą dieną žinom, kad mes turime dar vieną laimės šaltinį. Tai va tuos šaltinius tarsi čia ir įsipiešim. Galėsim visada pridėti linijų, žiūrėkit, kaip jum užauga, medis. Ką mes dabar darom? Mes keliaujam apvalinti. Žiūrėkit, kaip jums norisi apvalinti, žiūrėkit, kaip jaučiasi jūsų kūnas. Va dabar tiesiog galit stabtelt, minutėlį stabtelt, kvėpti, iškvėpti ir pasitikrinti, ką jaučiat kūne. Kokia emocija kyla. Man labai akis, vaizdas stipriai susiliejo. Galvoju, kad šiandien iš tikrųjų ir kalbos buvo nemažai apie tai, kad kiek mes daug dalykų nematome. Tokie dalykų, kurie atsiduria tarsi aklojoj zonai. Tokių paprastų dalykų, kurių, ačiū Dievui, jeigu mokam tada klausytis ir išgirsti, kai mums kas nors pasako tuos dalykus, kad nebūtumėm nežinioje. Ir man galvoju, galbūt man apie tai yra dabar tas toksai akių reakcija tokia. Štai apvalinam ir jaučiam. Jaučiam tuos vidinius impulsus, kadangi mes tikrai to žodžio prasme vaikštom po laiką. Jeigu tik tai pajuntam tokį atitrūkimą, kadangi mūsų linijos auga visos, ar ne, mes vedam jas į viršų, pajuntam atitrūkimą, galim labai gražiai sugrįžti į pradžią, į apačią sugrįžti ir pasimti iš ten to žinojimo apie savo prigimtinę laimę. Laimę galima įvairiai įsivaizduoti, man labiausiai rezonuoja
tokia metafora, kaip, na, vat, tarsi, jeigu laimę, pavyzdžiui, matuotumėm kaip širdies dūžius, kada, nežinau, kaip vadinasi tas aparatas, kuris daro kardiogramą arba matuoja širdies ritmą žmogui ir ten va, tiesiog tokie brūkšniukai ir taškiukai, brūkšniukai ir taškiukai. Tai kada mes galvojam, kad mūsų laimė priklauso nuo išorinių dalykų, jinai visada yra taškiukas. O tarpuose yra arba būsena, kada mes jaučiamės niekaip, kada mes jaučiamės kažką privalą, nuo kažko priklausomi, arba tai yra netgi nelaimingumo būsena, ar ne? Ir kada mes pradedam sąmonėti, kada mes pradedam jaustis atsakingi už savo būseną, tada tie taškiukai virsta brūkšniukais ir laimės atkarpos tame piešinyje fiksuojamame, jos vis ilgėja, kol tampa vientisu brūkšniu. Aš šventai tikiu, kad to vientisu brūkšniu mūsų laimės rodmuo gali tapti mums esant gyviem, ypatingai mum. Va, tam pokyčių laikotarpį mes galime tikrai sugrįžti, prisiminti, sugrįžti į tą būseną, kurioje mes esame palaimoje, džiaugsme, priėmime visą laiką. Tam reikia nupiešti ne vieną neurografinį piešinį ir tam reikia skirti savo pakankamai dėmesio, stebėti, kada keičiasi mūsų būsena, nuo ko jinai keičiasi, kaip mes galime ją pakelti. Jeigu aš vieną kartą pastebėjau, kad štai va, tai ir tai darant, mano būsena pakito, pakilo vibracijos. Aš galiu tai pakartoti ir kitą kartą. Aš galiu pabandyti ir tai, ir tai, ir dar tai, ir nepasiduoti įtakojamas. Čia kaip kalbėjau apie tai, kad ir ne Pavlovo šuo tam tyrime, ar ne, kad jis į skambutį reaguoja, seilės išsiskiria. Žmogus yra ne Pavlovo šuo. Žmogus gali savyje tą suvokimą atsakomybės už savo būseną auginti ir puoselėti. Nepamirškim kvėpuoti, nepamirškim jausti savo kūno, nepamirškim, ką mes čia darom. Mes piešiam savo laimės konstantą kažkokioj tai laiko atkarpoj, tam, kad galėtumėm pamatyti. Tam, kad mūsų protas galėtų pamatyti. Protui labai reikia pamatyti, pačiupinėti. Mes jį mylim ir gerbiam. Jeigu mes nemylim ir negerbiam savo protą, nereaguojam į jį, tai jisai, pavyzdžiui, mums siunčia signalus nepasitenkinimo, pykčio, irzulio kažkokiu tai pavidalu, tai jie labai destruktyviai veikia. Jeigu mes atkreipiam dėmesį ir paklausim, o kogi tu norėtum, dažniausiai protas kaip mažas vaikas nori būti priimtas. Priimtas, mylimas, vertinamas ir tada tiesiog tas irzulys ar pyktis jisai prapuola, kada mes tiesiog sakom taip, priimu, matau. Tai štai, tiesiog dabar stebim save, ką aš dar jaučiu, apart to, kad man tiesiog iš tikrųjų liejasi akise, ir kuo aukščiau aš esu, tuo labiau liejasi akise. Ir kitas dalykas, ką aš jaučiu, tai man labai spaudžia krūtinę. Labai. Bet atvirai jums pasakoju, kad šiandien mano būsenos, visos būsenos buvo man išbandymas. Aš visą dieną stengiausi išlaikyti galvą virš vandens, todėl kad tikrai nuolat kilo noras gailėti savęs, noras įkristi į auką. Fizinis kūnas irgi visiškai norėjo sakyti, aš sergu, man bloga,
nelieskit manęs, aš gulėsiu susirietęs ir visą tą dieną, vat, tada automatiškai kilo tos abejonės, kurias užsirašė, ar ne, kad aš kitaip tiek metų aš jau vat pasakoju žmonėm apie sąmoningumą, apie tai, kad pasirinkti vibraciją, tau čia, aš dabar, va, taip. Ir tas dalykas, jisai, štai aš dabar atėjau piešti ir aš piešiu savo tai, ko aš labai noriu. Aš noriu išplėsti tas laimės akimirkas, kurias jau moku pagauti, kurios jau yra nebe akimirkos, o minutės ir netgi valandos, ką aš labai gerai pastebėjau, kada tai pradėjo darytis. Tas va toks išsiplėtimas, aš noriu tą dalyką išplėsti dar labiau. Aš noriu būti kūrėja tos laimės būsenos. Ir taip, tegu būna visi tie nuostabūs skaniukai, ar ne, ir finansinė padėtis, ir santykiai, ir kažkokie tai norų išsipildymai, ir kelionės, viskas, ko tik tai mes norim, tegu viskas čia būna. Tegu visą tai susipina, va taip kaip gražiai, pažiūrėkit, koks gražus piešinys gaunasi, ar ne, iš to mūsų va tokio galvojimo, mintymo, kokio gražumo gaunasi, vat, man tikrai vėl tas, jeigu taip apie vaizdinį galvojant, tai man netgi norisi pridėti vat, tokių tarsi šakelių iš vidurio, kadangi man tikrai labai primena sprogstantį karklą pavasarį. Aš jau net tam juodu markeriu piešiamam piešiny, aš jau matau žalią spalvą. Jau ją jaučiu, jau jinai man ten pulsuoja. Vat. Štai. Kaip jūs, aš jaučiuosi dabar suapvalinusi ir pakankamai patenkinta tuo, ką aš matau lape savo besiliejančių vaizdu akise. Norisi apvalinti šiandieną iš tikrųjų. Šiaip tai galima būtų šitam piešiniui leisti turėti kažkokių tai kampiukų, kas jau mokate su kampais draugauti, bet šiaip geriau apie laimę kalbėti apvaliai. Laimė yra visgi toks ypatingai harmoningas dalykas ir jisai yra begalinis, o begalinis, kaip žinia, vis tiek yra apskritimas, ar ne? Begalinis ir tobulas ir tai yra, todėl kažkaip į labai kampuotumą čia linkti ir nesinori. Na štai. Ką dabar mes darome toliau? Toliau mes jau kalbėjom, kad tai yra be galo socialus dalykas laimė. Laimingas aš aplinkui spinduliuoju 1000 kilometrų spinduliu. Ne veltui galbūt aš prisiminiau čia tą internetą, ar ne, kad tai mums suteikia galimybę spinduliuoti dar plačiau, negu mes spinduliuotumėm vaikščiodami žeme ir neturėdami galimybės tam ryšiui. Tai kągi mes darom? Mes tą savo laimę pasidalinam per linijas į išorę, ar ne? Tiesiog pasidalinam ir galvojam, o kai aš būsiu laimingas, kas bus laimingas dar? Kam dar nuo to bus gerai? Aš žinau, kad tai be abejo mano šeima, mano artimi žmonės, mano gyvūnai, mano klubiečiai, mano klubo kolegos, mano studentai, žmonės, kuriuos aš sutiksiu parduotuvėje, žmonės, kurie skaitys mano laimingus postus ir matys mano laimingas nuotraukas, jeigu aš tai transliuosiu iš savo širdies, ar ne? Daugybė žmonių iš mano laimės štai taip pasipildys. Aš tiesiog paleidau srautą.
Ir čia mes, kai piešiam laimę, mes be abejo, kad renkamės kryptį, ar ne? Aš dalinuosi, aš generuoju. Ir tada, kada mes prašneksim apie prasmę, apie paskirtį, apie pašaukimą, mes galim visą laiką pagalvoti, kad tai, ką mes darom, netgi tik tai esam, tik tai kvėpuojam, tik tai piešiam dabar, mes jau duodam pasauliui. Mes džiugindami save, augindami savo laimę, mes jau duodam pasauliui. Mes jau turime prasmę, mes jau turime pašaukimą. Na va. Stabtelkit minutėliai, išvedę į išorę ir pagalvokit, kaip jūs jaučiatės dabar. Kokia yra emocija, kada aš duodu, kada aš turiu ką duoti, daug. Daug. Kada mano lauke žmonės nori būti, nes jiems ten yra ramiau, nes jie ten gyja. Nes aš esu pilnas. Aš esu pilnas ir aš galiu duoti. Ir man net nereikia dėl to nieko daryti. Tik tai būti pilnu. Na, man čia dabar jau vizija karklo kačiukų visiškai mane užvaldė ir aš tiesiog norėčiau juos čia ne tik tai matyti, bet ir nupiešti. Tiesiog bepiešiant man išsprogo karklo šakelės. Man akyse, vat jos tiesiog matau, kaip tokie pūkuoti gyvybės pranašai atsiranda ant mano laimės šakų. Va taip vat kažkaip klostosi šį kartą velykiškai piešimas, bet aš manau, kad pumpuro metafora, jinai visais laikais yra, nesvarbu koks metų laikas, pumpurai yra begaliniai resursiškas dalykas. Tai yra tas užpildantis, kad kur mes be pamatytumėm, ar mes pamatytumėm mažą gyvūnėlį, ar mes pamatytumėm švelnutį ką tik išsiskleidusi žiedelį, ar mes pamatytumėm karklo kačiuką, tai visada suteikia laimės. Tai gal neatsitiktinai jie šiandien atsiranda piešiny, taip kaip šiandien lauke aš jau juos mačiau sprogstančius ir tai yra taip žavu, taip miela. Kiek jų norisi, tiek iš tikrųjų tai yra vat impulsas. Tiesiog impulsas, kad jie šitam piešiny atsirado. Ir čia norisi jau į šiandieną, mes prisimenam, ar ne, kad tiesiog galima matyti, kur atsiranda jūsų kačiukai, mes laiko skaliai esam. Tai netgi į šiandien imsiu ir įpiešiu į savo velykinę laimę, atgimimo, prisikėlimo laimę. Vakar Jasonas taip gražiai sveikino visus, mane taip įkvėpė, kad ir aš nusipiešiau su tuo, kaip jisai dirbtiniu intelektu keletą ožiaragių su margučiais. Jisai sakė, kad jūs įsivaizduokit, kokią jūs turit komandą. Jeigu jums šiuo metu atrodo, kad pasaulyje yra labai sunku būti, tai tiesiog įsivaizduokit, kad prisiminkit, tiksliau neįsivaizduokit, prisiminkit, kokią komandą mes turime kitur. Ir jo piešinukė buvo žemėje besikaunantis žmonės ir lygiai tie patys žmonės aukščiau debesyse kartu su vienaragiais
spaudžiantis vienas kitiem rankas, besišypsantis ir bežiūrintis, kaip ten apačioje ta naujoji realybė gimsta. Žiūrėkit, aš piešiu ir pajaučiu, kad kažkur tai vat, kačiukui ar tai tam ženklui, kuris manęs laukia ateityje, vat, mano laimės ženklui prireikia linijos ir aš ją pridedu. Prisiminkit, kad jūs esat kūrėjai ir jūs, jeigu jums prireikia kažkur pridėti liniją arba figūrą, jūs būtinai tai ir padarot. Būtinai tai ir padarot. Nu, va štai. Čia jau kažkur rytojus ir man įsprogsta kačiukai. Viskas. Galim dabar drąsiai eiti į spalvą. Tai kokia jūsų laimės spalva? Kokia jūsų laimės spalva? Gal jūs ją trauksite, gal jūs kaip aš labai norėjau tiesiog būtinai tos kačiukus pasodinti į žalumą, tokią vos nujaučiamą. Labai tiesiog norėjau, tai iš karto ir stveriu pieštuką ir iš apačios į viršų ir spalvą šiuo atveju lygiai taip pat. Iš to, ką aš turiu dabar, paėmus spalvą, aš vėl įsiklausau. Labai stiprus šiurpas, labai šiurpsta oda ir einu aš galvoju, kad va dabar tai iš laimingos vaikystės atvedu savo tą jauną žalumą. Pakibinu savo vidinį vaiką. Labai šiurpsta oda stipriai. Vat, ir norisi labai giliai kvėpuoti. Toks stiprus poreikis oro, deguonies. Vaizdinys tai neišvengiamai, va tiesiog tokio, lyg tai žiūrėčiau filmą, kuriame pagreitintai nufilmuotas visos gamtos pabudimas. Ilgai filmuoja nuo plikų šakų ir paskui vat, labai stipriai pagreitina ir tu matai, kaip skleidžiasi, viskas skleidžiasi ir žydi. Čia man ateina labai didelis noras pasimti geltonos spalvos ir ta geltona spalva aš norėčiau, kadangi mano laimė šios dienos, va šios akimirkos asocijavosi su margučiu, aš tiesiog įpiešiu trynį, kuriame yra gyvybė ir visus aš savo pumpurėlius stebuklinius irgi norėčiau nušviesti geltonai, saulės spalva. Ką jaučiu, kai tai darau? Jaučiu, kad labai stipriai gerklė reaguoja. Žinau, kad gerklės čakra jinai yra komunikacijos čakra. Ir čia apima begalinis dėkingumas, kad galiu šiandien dalinti su jumis ir savo sunkiais dienos potyriais ir su jumis kartu išgyventi, kaip tie potyriai keičiasi. Va tiesiog čia ir dabar aš jaučiu, kaip ateina begalinis dėkingumas už tai, ką aš dabar darau, už tai, ką aš turiu, už neurografiką, už įkvėpimą, už žmonės, su kuriais aš susipažinau viso to dėka. Tai yra tiesiog plečiasi širdis. Ir man labai nuo to darosi gera. Stebėkite, kaip jūs, tiesiog dar norisi atrasti pumpurų, norisi juos pažymėti. Ir jie dar vis skleidžiasi. Aš jau einu su spalva, o jie dar vis atsiranda ir skleidžiasi. Man tai labai patinka.
Žiūrėkit, gal jūsų pumpurai bus visai ne kačiukų formos, ne žirginėlių formos, gal jie bus su žiedeliais. Jūs jau čia tiesiog leiskite savo būti kūrėjų. Leiskite savo būti kūrėjais. Manieji štai tokie. Dabar atėjo vaizdinys žydintis mimozos krūmas. Labai nustebau, kai pamačiau pirmą kartą mimozą. Labai gražu. Štai netgi pastorinau liniją, kuri eina į išorę ir pastebėjau tai. Jūs irgi pastebėkite, ką jūsų ranka padaro, nes aš iš karto supratau, apie ką man tai. Tai kada aš storinu liniją, aš noriu padidinti energijos kiekį, kurį aš perduodu. Vadinasi, aš tiesiog pajutau savyje daugiau ir pastorinau liniją į išorę, be abejo su galimybė pasidalinti labiau, daugiau, įkvėpčiau su kitais žmonėmis, kai tik tai manyje pradėjo stiprėti jėga, aš turiu ką duoti. Kol aš neturiu ką duoti, tos linijytės gal yra labai plonos, bet gal jų yra daug. Čia vėlgi galima paklausti, o kaip man norisi? Štai. Man čia tai jauna žaluma man. Ir jinai auga, jinai kyla į viršų, skleidžiasi. Pastebiu, kad kartais mano spalva prasideda iš vidurio ir išsiskleidžia ir į praeitį, ir į ateitį. Ir aš irgi labai gerai suprantu, apie ką man tai. Tai yra apie mano suvokimus, kurie pakankamai vėlyvame amžiuje atsirado. Vadinasi, aš į savo praeitį iš dabarties lygiai taip pat jau nunešu to žinojimo, to suvokimo. Galiu tiesiog perduoti, pasidalinti su savim praeityje. Šiandien kaip tyčia buvo seniai nepatirtų jausmų, kurie bent jau man anksčiau būdavo toks, kada užplūsdavo gėdos jausmas dėl to, gėdos, kaltės jausmas dėl to, ką aš padariau kažkada arba nepadariau kažkada. Paskutiniu metu aš jau kaip ir buvau apsivalius tuos klodus, šiandien jie buvo labai smagiai atbudę ir ką aš pagalvojau pati savo, kad būtent ėjau apkabinti savęs tada, tos nežinančios. Ėjau apkabinti, ėjau paglostyti ir manau, kad dabar ko gero aš irgi tą spalvą kažkiek tai nešu savo tenai. Į tą laiką, kada elgiausi iš savo žinojimo, iš savo mokėjimo ir dabar man tai neatrodo, tarkim, dabar aš taip nedaryčiau, taip pasakysim. Norisi ir markerį paimti, norisi ryškumo, bet viskas žalia, viskas žalia. Vis dar skleidžiasi mano vidiniame ekrane begaliniu greičiu medžiai, krūmai, paukščiai čiulba. Net girdžiu iš tikrųjų čiulbėjimą. Jeigu patylėčiau, tai girdžiu ir čiulbėjimą, ir čiurlenimą, ir visą tą garsų spektrą, kuris gamtoje dabar karaliauja, visą tą orkestrą. Vakar nuostabų vaizdelį mačiau video, kur didelis choras
imituoja audros garsus, lietaus, griaustinio. Ir kai užsimerki, tai iš tikrųjų girdi tą tokį fantastišką liūtį. O kai atsimerki, matai žmonės, kurie ploja rankomis, trypia kojomis, caksi pirštais, liežuviais ir sukuria tą gamtos garsų fantastišką tokį įspūdį. Mes savotiškai irgi dabar kuriame laimės įspūdį. Ir jeigu mums tai sukelia vidinį džiaugsmą, tai vadinasi tai, kas yra sukurta, yra absoliučiai tikra. Čia dabar tiesiog prisiminiau, kiek mano žodžiuose buvo abejonės, kai aš rašiau prieš piešdama. Labai noriu pakviesti visus po piešimo parašyti dar kartą ir pasižiūrėti, koks pokytis įvyko po piešimo metu, kaip pasikeitė žodžiai, kuriuos rašote. Na ką, noriu tą kiaušinuką vis dėlto išsitraukti, nes mano dabartinė būsena yra svarbi. Mano ši diena man yra svarbi. Aš patyriau daug suvokimų, kuriuos vertinu labai. Tai, ką mes kartais pragyvenam, kaip tuo momentu pragyvenam kaip kažką tai pakankamai sudėtingo, labai greitai, vos tik tai priimi, gali pavirsti laimės ištakomis. Ir niekas nesako, kad kitą kartą atsidūrus tam pasirinkimo taške bus lengva pasirinkti. Ir nereikės pajungti visų savo gebėjimų, visų savo praktikų, visų savo žinių. Viską reikės pajungti. Nepaisant to, visada ateina atpildas, kuris yra laimė. Kada tik tai pasirenki ją. Kada tik tai ją pasirenki, tas išgyvenimas šviesusis ateina. Toks mėlynai žaliai geltonas kiaušinukas ir jau matau, kad palikau čia takelį raudonai spalvai. Raudona spalva. Mano pirminė vizija apie karklo šakeles. Bet visi pastebėjot, ar ne, kad prieš išsprogdamas karklas būna raudonas. Kada jau atgyja, dar nei lapelių, nei kačiukų nėra, o šakelis pasidaro raudonas. Ir tą raudoną aš noriu čia įdėti kaip šio mėnesio ugnies mėnesio, saulės sprogimų mėnesio aidą, kaip ugninę energiją į save, į savo vidų, tam, kad aš galėčiau priimti dovanas iš gamtos, tos elektrinės energijos, sprogstančios dovanas iš gamtos, kad manyje rastų jos atitikmenį, kad rastų jos manyje aistros, užsidegimo, noro veikti. Man tai yra vis dėlto raudona, man reikia tos raudonos karklo šakelės, noriu ją įsipiešti. Ir iš karto pajutau, kaip man norisi tą raudoną įpiešti ir į foną. Tai yra, norisi uždegti kitus, norisi
įkvėpti kitus. Ir aš truputėlį tiesiog pridėsiu švelniai blyksnių raudonų fone, nes mes prisimenam, kad į foną mes išleidžiam linijas, bet ne tik linijas, mes į foną išleidžiame būtinai ir spalvą. Jeigu linija tai yra tarsi kanalas, tai spalva yra vanduo, kuris tą kanalą užpildo. Tokia labiau, jeigu linija tai yra forma, tai spalva yra turinys. Mes būtinai sujungiam, mandalai mes dabar išvis mokomės tiesiog projektuoti, kokiomis energijomis pasaulis su mumis bendrauja. Čia mes irgi projektuojam iš principo, koks tas santykis bus mūsų šios dienos piešime, tai yra mes patys siunčiam impulsus. Patys esam šaltinis. Kokios spalvos mūsų laimė ir ką mums ta spalva reiškia, mes kiekvienas pasisakome savo patys. Aš šiandien pastebėjau, kad aš renkuosi ir mane tai labai džiugina, turint omeny, kad sakiau, kad buvo labai stipri abejonės nata, tai tas mano sąmoningas pasirinkimas spalvų šį kartą man yra tiesiog būtinas, kad aš savo priminčiau aksiomą, kad nebūna neteisingų sprendimų. Ir jeigu kas nors tais sprendimais abejoja, tai tik tai mes patys. Bet tikrai ne visata, ne kūrėjas ir net ne kiti žmonės. Jeigu kažkas tai abejoja mūsų sprendimais aplinkoje, tai visą laiką paklausti belieka savęs, o aš pats savim tikiu? Ir dažniausiai atsakymas bus ne. Vadinasi, tiesiog žinoti, kad mano sprendimai yra teisingi, aš viduje turiu viską, ką reikia turėti tam, kad aš tos teisingus sprendimus priimčiau. Tiesiog nesutvertas neteisingais priimti sprendimų. Vienintelis dalykas, kad nepamirštu, aš esu laisvė, aš esu meilė, aš esu džiaugsmas, aš esu tiesa. O ir čia dabar tiesiog atėjo ir iš tos pačios maldos žodžiai apie tą ėjimą, kadangi aš dar savęs neužpildžiau, o jau man norisi dalintis ir tada tie žodžiai čia tiesiog kaip čia padėti, kad lai mano meilė ir gerosios mano mintis apgaubė visą žemę ir žmoniją. Savo laimę ir džiaugsmu aš dalinuosi su pasauliu, o Dievui siunčiu savo dėkingumą ir meilę. Ir savo laimę ir džiaugsmu aš dalinuosi su pasauliu. Tiesiog kaip čia buvę. Ir iš karto vidus mano pasipildė. Vat stebiu, kaip tas užsipildymas vyksta. Ypatingai, kada piešti galima ateiti ir netgi reikia ateiti, kada tavo būsena nėra labai resursinė. Kas tai yra resursinė būsena? Resursinė būsena tai yra, kada aš esu džiugus ir laimingas. Piešti, jeigu nesi toje būsenoje, jeigu jautiesi pazmekęs, toks biški kazlėkas, laiku nerastas, tai būtinai reikia eiti piešti ir tada pastebėti, kaip ta būsena kinta. Va dabar aš tiesiog piešiu ir jaučiu, kaip mano būsena kinta. Aš tada atkreipiu dėmesį į kiekvieną spalvos linijos niuansą, nes tai yra labai aiškiai matoma. Kai piešiu laimingą, tada trigubėja viskas. Aišku, irgi gerai. Bet tiesiog noriu pasakyti, kad labai dažnai su tuo susiduriu, kad žmonės sako, aš taip blogai jaučiuosi, kad negaliu piešti. Tai vat kaip tik tada ir reikia piešti. Kai aš blogai jaučiuosi, tada reikia
kai labai gerai jaučiuosi, tada galima ir nepiešti, galima veikti visokius kitokius įdomius dalykus, nes tu esi pilnas resursų. Bet kada tau reikia resurso, o tada imi pieštukus ir eini piešti karklo šakelį. Primenu apie vandenį, nes tai labai labai svarbu. Vanduo labai 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 svarbu. Laikas, kai pasikeitė, aš visiškai esu laike pasimetusi. Atrodo, kad dar turėtų būti labai anksti, o štai jau yra pakankamai daug laiko. Va mano kiaušinuko vidury, mano laimės vidury atsirado raudonos spalvos, atsirado gyvybė. Net čipsi ta gyvybė. Pipi. Labai man patinka ta raudona spalva. Mes neurokompozicijoje mokomės apie kontrastą ir vienas iš pagrindinių kontrastų yra raudonos ir žalios, tokių ryškių. Kontrastas visada reikalingas tam, kad mes pasiektumėm didesnį įspūdį. Neurografikoje mes tą įspūdį stengiamės padaryti ne kitiem, o savo pačiam. Ir mano tai yra, aš jau esu pastebėjusi, kad raudona ir žalia man yra tas kontrastas, kuris labiausiai mane uždega viduje. Net jeigu aš sąmoningai nebūnu apgalvojus arba jau būnu pamiršusi, kad kaip mane tai veikia. Tai šiandien man tai labai stebuklingai ir džiaugsmingai suveikia. Kaip jūs laikotės, prašau, kas galite atplėšti akis nuo lapo ir truputėlį atkreipti jas į save, į savo vidų. Tai labai labai svarbu yra atkreipti dėmesį į savo vidų piešimo metu. Refleksija yra begaliniai svarbi mūsų būsenom ir pokyčiam mumyse. Tai atkreipkite dėmesį, kaip jūs jaučiatės fiziškai, kokia mintis galvoje buvo tuo momentu, kada steptelėjote atkreipti dėmesį į save. Nes jos kartais pradeda arba šuoliuoti kaip arkliai, arba tekėti kaip vanduo. Ir kada tik pasakai stop, kaip vaikų žaidime, ar ne, sustink. Ir tada, oho, žiūri, kokia mintis gražuolė. Gražuolė su uodega, kurią reikia už tos uodegos nutverti, pasižiūrėti. Atėjo poreikis dar pridėti vieną kitą liniją. Nebūtina visur labai daug dėti spalvos. Galima tiesiog tiek, kiek norisi, kiek tuo metu yra poreikis, tiek jos ir dėti. Dar norisi man tos mėlynos šiek tiek. Kur išmintis, kur mėlyna, ten visada yra vietos pasirinkimui, ką aš renkuosi. Ar aš renkuosi laimę, kuri nepriklauso nuo aplinkos faktorių. Aš neatsisakau nieko, ko man reikia, bet aš labai aiškiai suvokiu, kad tai nėra
laimės šaltinis, kad tai yra laimės vaisius. Net jeigu dar ir nesuvokiu dabar, bet aš jau tą mintį turiu. Ir bet kuriam gyvenimo taške aš galiu prie tos minties sugrįžti. Ir viskas, ką aš sakau jum, aš sakau ir savo. Nes visi, oi visi mes užmirštam, užsimirštam, įkrentam, atsijungiam nuo visatos interneto. Ir kai atsijungiam nuo visatos interneto, atsijungiam nuo tikėjimo, paprastai žodžiais tariant, tada mus ir nelaimingumo priepuoliai gali ištikti dėl kažkokių pakitusių planų, dėl kažkokių kontrolės praradimų. Pavyzdžiui, kaip aš galiu sukontroliuoti, kad pravoslavai net nešvenčia Velykų kartu su manimi? Niekaip. Tai man kaip ir pergyventi tada dėl to neverta. Reikia tiesiog pasidžiaugti, kaip yra gerai, kad viena šventė yra daugiau. Svetlana Dobrovolskaja, tokia nuostabi moteris, kuri jos paskaitos labai smagios. Kažkas uždavė klausimą, sako, kodėl Velykos, skirtingos konfesijos švenčia skirtingų laikų. Jis sako, tai žinokit, kad ir kūrėjui, ir visam subtiliam pasauliui, kuo daugiau švenčių, tuo geriau. Žmonės taip pasidalino, o iš tikrųjų tai, kuo daugiau švenčių, tuo geriau. Švęskim visas šventes. Katalikų, ir pravoslavų, ir musulmonų. Tai būtų proga švęsti. Jeigu ta šventė atneša laimę, o šventė ir laimė, tai josgi, kaip ir turėtų būti sinonimas, jeigu mes toj vietoj neįkrentam, koks aš vienišas, nelaimingas, visi porom, visi tvorom, o aš sėdžiu vienas ir dėl to nieko nedarysiu, nieko valgyti nedarysiu, nieko nedažysiu, nieko nemarginsiu. Ir tai labai gerai, tai tada galima pagalvoti, Dieve, kaip faina, man nieko nereikia daryti. O galima graužtis, kad štai visi dabar ten margučius ridena, o aš neridenu, nes aš jų ir nemarginu. Tai čia vėl pasirinkimas. Galiu tuo pasidžiaugti, kad aš galiu daryti kažką kitą, ką labai noriu, ir tai man bus šventė. Arba galiu paliūdėti, kad liūdesy aš negaliu daryti to, ką tą dieną daro visi. Arba galiu, bet nenoriu ir dėl to save dabar suėsiu. Ir taip būna, visai būna, absoliučiai visai būna. Ir aš esu praėjusi iš tikrųjų visas tas stadijas. Būna žmonės, kurie nešvenčia gimtadienio ir tuo mėgaujasi, o būna žmonės, kurie nešvenčia gimtadienio ir visą savo esybę laukia, kol kažkas jiem pasakys, nenubaigtų, taip negalima, juk tai šventė, tu būtinai turi švęsti. Ir tas toks leidimas savo iš tikrųjų daryti tai, ko aš noriu, jeigu noriu švęsti, jeigu nenoriu nešvęsti ir nesitikėti, kad kas nors mus kurioje nors vietoj atspės mūsų lūkesčius, kurių mes patys savo net nepripažįstam. Jisai mus dažnai įmeta į tą nelaimingumo liūną. Kažkas neatspėja mūsų lūkesčio, kurį mes net patys nuo savęs esame paslėpę. Jau čia tai dabar kaip iš patirties pasakoju, tai net labai mėgau šitą dalyką. Ne, niekas manęs nesveikinkit, neprisiminkit. Aš čia. Ir paskui, tai niekas ir neprisiminė. Ir tada galvoju, ar tikrai tu norėjai taip daryti. Norėjusi paskleisti ir tą išminties mėlyną aplink. Gerai, dabar žiūrėkit, kaip jums jaučiasi spalva, ar jau užtenka, ar norisi dar. Visada bus galima pridėti ir sekantis mūsų
žingsnis yra, o dabar būtumėm mes čia kartu, šeštadienį piešim gyvai ir aš išgirsiu atsakymą į klausimą, nagi, koks bus mūsų sekantis žingsnis. Ir žmonės, kurie susirinks Janonio gatvės bibliotekoje, man sakys palaikymo linijos. O palaikymo linijos tai yra mūsų ryšys su tais, kurie visada yra greta, kurie visada yra netoliese, su kuriais mes niekad nebuvom praradę ryšio. Vėl šiandien mačiau nuostabų video vaizdelį, kurio norėjau pasidalinti ir kažkaip tai paskui pamečiau, kur ant supinių sėdi kūdikis nemokantis dar kalbėti ir kažką švebeldžiuoja. Ir senukas, visai be dantų, ir jis į tą kūdikio švebeldžiavimą atsako švebeldžiavimu. Ir jie abudu taip kvatoja ir supasi. Ir tai buvo toks pokalbis, kuriame tavo protas, išmintingas, su 3 aukštaisiais, nieko nesupranta, bet tavo širdis atsidaro va taip va. Ir viską supranta, ir viską priima, taip kaip jie supranta vienas kitą, nepasakydami nei vieno žodžio. Neįtikėtinas jausmas, neįtikėtinas vaizdas. Ir va tas ryšys, kuris yra tarp mūsų visų, kuris yra tarp mūsų ir dangaus, tarp mūsų ir dangiškųjų jėgų, štai jį dabar mes palaikymo linijomis ir nusipiešim. Aš norėčiau jas nupiešti žalias, nes tai yra mano vis dėlto pavasaris, pavasariausias. Tegu mano ranka sujungia mane su idėja, su laimės idėja, su tuo, kas yra aukščiau to, ką aš galiu suprasti, su tuo, kas yra aukščiau to, ką aš šiai akimirkai galėjau patirti toje vietoje, kurią aš nupiešiau. Štai, va, kai mes pradėjom piešti, aš jaučiau tiek. Dabar aš išėjau čia. Tegu mano ranka sujungia mane su laimės idėja. Palaikymo linijom, tikėjimo linijom. Vedu, aš noriu palaikymo. Prisimenu, kad noriu augimo, kad vedu iš apačios į viršų šitam algoritme. Ir vėl pasisemiu ir vėl sakau, aš noriu augimo. Kažkur tai eina per esančias linijas, kažkur tai galbūt nuklysta, kokio storio aš jų noriu ar ne, kiek aš jų noriu. Leiskim sau būti palaikomim, priimkim tą palaikymą, tiesiog jeigu jisai kažkokia tokia visai linija mažai kintanti, bet mano ranka jaučia kitimą, mano ranka vibruoja, kai aš ją vedu. Irgi įdomus, akis man sako, kaip tau čia taip, o aš suprantu, kad eina vibracija vidinė linijoje ir aš ją išjaučiu absoliučiai kaip idealią. Staiga pamatau čia resursą, net negaliu pakeisti markerių, nes pamatau labai aiškiai. Ir dar vienas. Dar viena. Iš apačios giliai. Ir dar vieną noriu išvesti per pačią ašį. Tai va kažkaip tai šitaip. Stipriai aš čia paprašiau. Taip noriu jungtis, noriu būti su viskuo, noriu to žydėjimo ir štai dar man išsiplečia, tiesiog ateina poreikis išplėsti dar stipriau. Čia irgi galit pasižiūrėti, ar tolygiai išaugo jūsų laimė į abi pusės, ar kažkur tai liktai, kaip ir einu paapvalinsiu dabar,
Einu paapvalinsiu ir beapvalindama, atkreipkite dėmesį dabar į pojūčius, atkreipkite dėmesį į emocijas. Gal todėl, kad man tikrai buvo tokia nelengva diena ir būsena, aš dabar jaučiu tiesiog, jaučiu laimę, aš jaučiuosi labai laiminga dėl to, kas vyksta. Kvėpkite, iškvėpkite ir stebėkite, kaip kūnas reaguoja. Per stuburą karštis didžiulis, aš čia pasakoju jums savo pojūčius, jūsų pojūčiai gali būti visiškai kitokie. Čia priminsiu, kad po piešimo tikrai rekomenduoju pamirkti kojas į sūrų vandenį prieš miegą. Jūs ir miegosite ramiau ir bus labai sveika visam organizmui ir įsižeminsit ir lengviau priimsite tą kiekį energijos, kurį mes šiandien čia sukūrėm. Tiesiog tiek daug laimės. Jeigu kažkas netilpote į lapą, tai žinot, ką daryti, ar ne, paklijuoti didesnį ir išskleisti. Dar labiau žaliuoja mano laimė. Žalias vėjas įsisuko į mano karklo šakas. Labai man patinka tai, ką aš matau. Labai skaniai apvalinasi, net saldu nuo to įpynimo, palaikymo linijų, įpynimo į bendrą piešinį, man darosi saldu. Norisi ir dūsauti, ir giliai kvėpuoti, ir visaip skleisti visokius garsus, gal net ir padainuočiau mielai, todėl kad štai jisai laimės medelis, kuris auga ir skleidžiasi iš toli, toli, iš giliai, giliai, iš ten, kur protas neatmena, iš ten, kur aš tik tai nujausti galiu, iš ten, kur tik mano vidinis gilus žinojimas, kuriame nėra jokių abejonių. Štai aš jaučiu pirmą pokytį. Nėra jokių abejonių. Kai mano visas tekstas buvo abejonė ant abejonės. Štai aš dar noriu pridėti į foną linijų. Norėsiu jų aiškiai pridėti ir daugiau. Ateina čia dabar tas suvokimas, kad mano laimė yra dalintis. Tai yra mano laimė, mano vienas iš laimės šaltinių. Ir aš labai noriu, kad jų tų linijų išorėje būtų daug. Kai dalinuosi, aš esu laiminga. Būkit geri, atkreipkite dėmesį, kad tai yra mano transliacija, kad jums gali būti visiškai kitaip, bet aš transliuoju tai, ką aš jaučiu. Ir už tai irgi esu labai dėkinga, kad turiu tokią galimybę dalintis. Ir štai dabar, kas nutinka dabar aš pridedu dar linijų, nes labai noriu. Bet dabar mes turime padaryti dar vieną žingsnį. Tai yra nupiešti fiksacijos figūrą. Ir šiuo atveju aš pasakysiu ne fiksacijos figūrą, o fiksacijos figūras, jeigu matote jų daugiau. Todėl, kad tai yra laikas, tai yra erdvė ir ten yra dalykai, kuriuos mes tam laike norėsime užfiksuoti. Tai va tas, jeigu jūs jau esate, tarkim, išėjęs į absoliučiosios laimės pojūtį, aš tikiu, kad galima fiksuoti apskritai pačią konstantą laimės.
aš beveik tai ir padariau, bet aš labai gerai suvokiu, kad nesu pasiekusi dar to būsenos tokios ir tokio gebėjimo išjausti absoliučią laimę, kuri neturi ribos. Todėl aš tiesiog matau čia tam tikras figūras ryškėjančias sraute, kurias atpažįstu kaip laimės akimirkas, kurias aš noriu pastebėti, kurias aš noriu užfiksuoti. Kokia jinai didelė. Atsirado viena. Žiūriu, kur aš dar jau matau. Atsirado kita. Galbūt jos atsiras jums ne iš karto. Galbūt jos atsiras rytoj, galbūt jos atsiras per tą savaitę, kol mes nesimatysim ir jūs visada galėsite jas pridėti. Tiesiog tai yra augantis dalykas. Štai. Matau čia. Ir kitą dalyką, kurį aš labai noriu padaryti, tai yra būsena, kuri išdidėjo man piešiant. Ir aš ją noriu būtinai savo užfiksuoti, nes visiškai pakito mano laimės dydis, kol mes piešiame kartu. Jis absoliučiai pasikeitė. Ir aš tai matau, jaučiu ir piešiu. Bet štai šitą. Kol kas mano piešinys atrodo taip. Kas mums lieka namuose, dabar mes galime greitai paapvalinti. Tai, ką nusipiešiam, kad nepajaustumėm kokiu nors dūrių dėl to, kad taip drastiškai, bent jau aš pridėjau papildomų dalykų, galbūt jum visai kitaip nusipiešė, galbūt jum neatsirado tokių didelių arba jos tiesiog labai gražiai įsipiešė į esamą piešinį ir nereikia tiek daug apvalinti, man pakankamai daug kampų susikūrė, galbūt dėl mano būsenos tokios, kurią aš jum papasakoju. Tai didelis pokytis ir daug kampų, kurie išlenda į paviršių ir kuriuos aš užapvalinu, kuriuos aš įpinu į savo bendrą laimės koncepciją, prisimindama, kad ten yra daug dalykų, kuriuos aš su laime tapatinu, kurie man asocijuojasi su laime. Ne, tai ir mano sveikata, kuri tiesiog kardinaliai pasikeitė fizinė savijauta per tą laiką, kol su jumis piešiau. Dabar aš galėčiau eiti ir dirbti su studentais iki ryto turbūt, kokios esu puikios būsenos. Ir toli gražu tokios būsenos nebuvau, kai mes pradėjom piešti. Bet man pavyko ją pakeisti ir aš dėl to labai labai džiaugiuosi. Žinau, kad kažkam iš jūsų irgi pavyko, jaučiu džiaugsmo banga iš už ekrano. Aš dažniau jaučiu irzulio bangas, nes iš tikrųjų į jas labiau nusiteikiu. Noriu pastebėti, jeigu kažkam tai reikia mano palaikymo, padrąsinimo, o šį kartą tiesiog jaučiu džiaugsmo bangą ir tai, aišku, mane irgi labai džiugina, kad kažkas kartu su manim išėjo į tą kitą jausmo lygį, į kitą laimės pojūčio lygį. O, kokia didžiulė pasidarė ir graži spalvota pasidarė mano akimirka, kurioje aš esu dabar. Labai man smagu tai matyti. Be abejo, kad čia dabar jau atsiras ir spalvų kitų. Be abejo, kad aš norėsiu tas
atsiradusias fiksacijos figūras iščiupinėti, ištyrinėti. Matau, kaip kai išaugo laimės būsena, va kaip jinai apėmė ir laike visai kitą teritoriją, kitą erdvės plotą. Tai štai, čia jau tada bus toks kaip ir namų darbas, ar ne? Stilizacija, tai yra pasiekti jausmą, kad man labai gražu ir labai patinka tai, ką aš padariau, kad aš tikrai žinau, kad čia nebėra nieko, kas man būtų aštru, kas mane vienaip ar kitaip žeistų. Ne? Tai ir dar vienas dalykas, kurį visada galima padaryti, tai nepaklijuoti ant didesnio lapo. O dar dalykas yra toks, kad, pavyzdžiui, jūs galite tam pačiam piešinį arba kitam piešinį nupiešti, pavyzdžiui, kitas konstantas, pridėti jų. Na, mes kažkada tai ir esam tai darę, dabar neatsimenu, kuriam iš mūsų kursų. Man atrodo, kad pirmajam pinigakriti gal mes esam darę ir su daugiau konstantų, bet štai jau pradėjo resursai rastis fone, kas man irgi labai patinka. Bet kiek atiduodi, tiek tavęs ir lieka, ar ne? Taip norėjau dalintis. Štai matau, kad jau atsiranda fone visai kita istorija, atsiranda kiti resursai, kurie ateina jau kaip dovanos man. Šios pagausiu ir bus jų be abejo ir daugiau. Jau jaučiu tokį impulsą, kad gali pražysti mano pumpurėliai, jaučiu juose tokią jėgą, kad jie gali išsiskleisti žiedlapiais. Vienu žodžiu, potencijos tame, ką aš dabar matau čia, yra daug. Reikės ją visą išgyventi, išragauti kiekvienam savo ir paskui be abejo mes tuo pasidalinsim. Vis dėlto aš truputėlį spalvos noriu duoti savo žaliai laimiai. Žalia, žalia per visą dangų. Ir dainelė atėjo labai gerai. Labai man patinka tai, ką aš dabar jaučiu ir ką aš dabar matau. Ką dar matau, tai matau, kad mano fiksacijos figūros išėjo į foną. Vadinasi, vėlgi labai man tinkamas variantas yra tai, kad tai yra dalinimesi. Tai yra santykė su mane supančiu pasauliu. Santykė su mane supančiu pasauliu. Kitas dar suvokimas dabar ateina, kad jeigu aš pradžioj galvojau, kad aš nenoriu fiksuoti šios dienos savo būsenos, nes man tikrai buvo sunki diena ir laimė mano buvo sąlyginai nedidelė, kokia galėtų būti, ar ne, kokią aš esu patyrusi. Kai jinai šitaip išaugo ir pasidarė tokio grožio, aš suprantu, kad būtent tai, ką aš šiandien patyriau, ką aš šiandien išgyvenau, yra labai svarbu man. Ir kad čia yra sprendimas, kad šios dienos potyriuose, šios dienos mano mintise, apmąstymuose, kurie buvo gerokai nelengvi, yra rezultatas. Vadinasi, tai irgi yra labai stipri fiksacija ir greičiausiai stipriausia šitam piešinį. Kad tai buvo prasminga. Tai, ką aš šiandien išgyvenau,
manydama, kad man tai yra sunku, tai buvo prasminga. Ir tai yra rezultatas to, ką aš patiriu dabar ir tai, ką aš dabar čia matau. Taip pat mano išsivynioja piešinys šiandien. Aš netgi norėčiau labai paprašyti jūsų dabar, kad paskui nebūtų taip, kad neišgirdau arba pamiršau, padaryti tai, ko mes paprastai po piešimo nedarom. Aš palieku tai daryti jums savarankiškai, o šiandien aš noriu paprašyti jūsų, kad mes 2 minutės visgi skirtumėm parašyti žodžiam taip, kaip rašėm pradžioje, kokia dabar yra mano būsena, kokia dabar yra mano laimė ir pasižiūrėti paskui, o kaipgi jinai pasikeitė. Tai padėkim dabar markerius, 2 minutės ir rašom, ar ne, tema 2, laimė ir paleidžiam srautą. Kas ateina dabar? Nuo rašymo pradėjo lūpos degti. Mano lūpos priima gyvenimo bučinį. Va taip vat užsirašė. Nuostabu tiesiog. Ačiū. Štai. Stop. Ir va man kaip kortų namelis. Tema 1 laimė, tema 2 laimė. Čia. Ir kiekvienas savo galima pasiskaityti, kaip pakito. Mano pakito kaip diena ir naktis. Man buvo be galo sėkmingas piešimas ir aš esu jums labai dėkinga už tokį nuostabų lauką, kurį jūs sukūrėt, kurį jūs atsinešėt su savo šventiškom nuotaikom, su savo tuo pavasarišku virpėjimu ir savo dalyvavimu. Čia iš tikrųjų tai buvo, man tai buvo stebuklas, jaučiu, kad dar kažkam tai buvo stebuklas ir aš žinau, kad mes šį mėnesį tame ir gyvensim. Iš tikrųjų, tame ir gyvensim, va tokiam išsiskleidime, nes visi algoritmai, kuriuos piešime, jie bus stebuklingai šviesus ir geri. Visi bus auginantis, visi bus pražydinantis, visi bus pavasariški ir būkime laimingi. Šiandien ir rytoj, ir kuo ilgiau, ir kuo dažniau, ir dėkime į skrinutę tuos perlus laimės, tuos laimės pumpurus, pastebėkime juos, svarbiausia pastebėkime. Tai ačiū jums labai, tiems, kurie lieka su manim balandžio mėnesį iki pasimatymo, tiem, kurie išeina, ačiū, kad buvote kartu ir visada esate laukiami ir galite sugrįžti. Taip kad ačiū labai dar kartą, apkabinu visus. Myliu jūs labai, jūs mano pumpurai ir jūs mano laimės didelė dalis. Labanakt, mėlyjeji, kas žiūri įrašą, tai tiesiog sudie.
susitiksim greitai ir maloniai.